Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Šiandien sveikinuosi iš Kauno, mano gimto miesto. Pasiilgau jūsų kolegos kauniečiai, tikrai smagu. Ir šiandien turim pašnekovą, neatsitiktinai, kaip pasakyt. Tai yra Martynas Podšebutas, Lietuvos žuvis įkūrėjas, turbūt taip pasakyti. Teisingai. Ir tema, sakau, ne šiaip sau, kad dėl to, kad tai yra irgi svarstamas yra projektas, pakankamai remiai aplinkos ministerijos parengtas, kad saugoti mūsų trofėjinės žuvis. Kol kas 3 rūšių. Ne kol kas, gal apskaitai tik 3 rūšis bus bent jau plėšrūnus, kur labiausiai riesta. Ir apie tai kalbėsim, kiek tai pagrįsta ir ta prasme, ar tai verta ar ne, nes tikrai protestų yra nemažai, kažkokių tokių, gal daugumas sumišę nežino, kaip čia reaguoti, ar čia gerai ar blogai, žiūri, ir ten viešoje erdvėje ten verda dabar visas. Tai va, tai žodžiu, demaskuosim visą tiesą, tai kaip tai pristatyti gal. Pirmas toksai klausimas, čia kažko išgirdi, kažko šiandien mano velnio advokatą taip neša tokią rolę, nežinau kodėl. Kad va, žmonės Lietuvos žuvis, turbūt visi mato. Martynas gal jis toksai kaip užsimaskavęs, bet jau Monika Kazlauskaitė su žinių radiju, surijos pilna, visi mato, žino. Ir myli, aš manau, tai, bet, Martynas tarsi šešėlė lieka, bet kaip sakyt. Kas žino, kaip sakyt, kur daugiausiai čia. Tai pradėkim nuo jo, tai pirma nuomonė velnio advokato, va, čia kažkokie diletantai kažką pasiūlė, čia žmonės rimti mokslininkai, dabar čia kažką priminėja ministerija, čia nesąmonė yra. Tai va, tai čia, žinot, kokios sąsajos pačios pirmiausia su žuvimis? Su žuvim, žuvų pasauliu, tai sąsajos virš 30 metų, turbūt dar prieš mokyklą pagrindinis hobis buvo žvejyba, visą laiką su tėvais važiuodavom į sodybą, tai man užtekdavo tiesiog automobilio duris atsidaro ir aš prie ežero, manęs iki vakaro nebemato, nes man visas mano interesas būdavo tenais. Tai natūraliai taip augant, kaip pasakyti, visą laiką pati mėgėjiška žvejyba, meškeriojimas, pagrindinis mano hobis, visas laisvalaikis tam skirtas, kiek įmanoma stengiuosi ir pakeliauti, pamatyti kažką plačiau. Galų gale šiaip studijos irgi šiek tiek siejosi su šitais dalykais, su gamta, būtent ekologiją, esu baigęs gyvūnų mokslą. Bakalaurą ir šitą, ir magistras, sakė, kad iš būtent žuvų apsaugos darbo rašai magistrą. Taip, baigiamai darbą, apie lašišų šlakių išteklių atkūrimą šiek tiek teko plačiau pasidomėti ir žuvininkystės tarnyboje, matyti visus dirbtinio veisimo technologiją, nagrinėti ir šiek tiek užsienio straipsnius domėti, žodžiu. Ir darbo vadovą paminėk, tai žmogus labai šviesus, aš jį pažinojau. Amžinatilsį Mindaugas Paleckaitis, tikrai visi, kas pažinojo, žino, koks puikus, nuostabus žmogus tai buvo, kiek jam irgi rūpėjo žuvis, gyvoji gamta ir visa kita. Tai vat, su juo pradėjau, pabaigiau galbūt su jo pagalba iš kažkur jau aukščiau. Gerai, tai dabar kaip su tos Lietuvos žuvis gimė, gal pasakyk, iš viso taip išėjo, atsirado, žinai, man irgi buvo, kas čia taip staiga pradėjo gerus darbus daryti, tokius taip, tarsi iš niekur, ten lašišos dienoraštis ten jau senai kažkur kažkas virė. Tai Lietuvos žuvis gimė iš tolimoje istorija, tai iš vis taip gimė kaip mano žvejybos albumas Facebook'e tarsi toks, ar ne, nes aš labai domėjaus, kokios tos rūšys yra, kokias galima sugauti, būtinai norėjau nusifotografuoti žuvis ir tiesiog savo jas tarsi turėti. Ir taip buvo sukurtas kaip puslapis tuo metu Lietuvos žuvis, kur tos dalykus pradėjau kelti. Tai čia buvo pati pradžia. Paskui, aišku, buvo laikotarpis, kada kažkiek tai buvo apleista, užmesta ir vėliau kažkaip kilo idėja, kad su tuo galima daryti kažką daugiau, matant, kad šioje plotmėje tikrai yra daug veiklos, kalbant būtent apie tą nevyriausybinę veiklą. Tai yra kažkokius inicijuot pokyčius, kur matai, kad kažkas vyksta ne taip. Tai natūraliai tos Lietuvos žuvis ir tapo tokiu mūsų Facebook'o bendruomenė, kur stengiamės ištransliuoti tam tikras idėjas šviesesnės, propaguoti pagavai, paleisk. Iš esmės tiesiog eiti į švietimą ir į bendravimą su bendruomenė žvejų. Tai tiesiog apie Facebook ar apie tą veiklą paskui viskas taip ir lipdėsi. Taip. Ir natūraliai dabar jau 2 metus skaičiuoja LT žuvis asociacija mūsų įkurta. Tai būtent asociacija kaip juridinis objektas, tai subjektas buvo įkurtas dėl to, kad asmeniškai atsimušiau, iš tikrųjų ir Monika turbūt irgi tą patį paliudytų, į sieną, kuomet tu esi paprastas fizinis asmuo ir kreipiesi su kažkokiu pasiūlymu, klausimu į ministeriją ar dar kažkur, tau formaliai yra atsakoma, kad taip, ačiū, išgirdom, pasvarstysim, tada dedam į stalčiuką ir pamirštam amžiam. Tai tokių laiškų tikrai esu ne vieną parašęs ir tiesiog norint veikti, kilo mintis, kad reikia turėti juridinį subjektą. Taip atsirado mūsų asociacija, kurios tikslas yra vėlgi tas pats šviesti, daryti geresnius darbus, kad turėtume daugiau žuvų Lietuvoje ir visiems būtų smagiau. Bet pati idėja kilo, kaip minėjai, turbūt iš kelionių po užsienį, nemažai keliaujantis ir žvejojantis
kiek žinau, esi tikrai taip jau nemažai šalių ir... Tas tai taip, aišku, tikrai norėčiau gerokai daugiau, kartais riboja galimybės, laikas ir visi kiti dalykai, bet taip, žvejoti teko tikrai ir pakankamai kai kuriuose egzotiškose šalyse. Belize žvejojau, Argentinoje, Islandijoje, Slovenijoje, aišku, Lenkijoje, nu, žodžiu, tų šalių tokių yra ir tikrai, kai tik yra galimybės, stengiuosi pasižiūrėti kažkaip ir kelionę suderinti, kad bent kažkiek tai su žvejyba tai susėd ir kažką pamatyti iš tos ryties. Turbūt kaip daugelis pakeliaujantis ir man savo laiku buvo atradimas, toks pavydas veikas, kodėl pas juos normaliai, kodėl pas mus toksai šūdas, atsiprašau. Kažkokios dar ten apie kažkokius įbersi, kažkokias kvotas, šnekam, kai žmonės ten jau apie tik tai, pagavai paleisk, paleidimus, kaip daugiau žuvų būtų trofėjus, kažkokius dar, pas mus ten dar kažkokius ten atgaudimai eina, ten karščio, ten seliavų, ten žuvis dvesia, dumblė ežerai ir to prasme panašus briedas. Tai tas toks kultūrinis šokas, bet man buvo savo laiku ir kodėl aš irgi taip kažkaip tą pusę matau pokyčių, kad palaikau šitą pusę, nors dar kolegos matau dar kol kas kitoj pusėje dar atrodo, į kurie. Tai čia truputį lyriškai nukrypau, gerai, dėsim kitą klausimą, tai kiek jums čia tas Gazpromas? Iš socialinio tinklų nepaslaptis visi žino, kad Rosneft remia mane, tai tai čia vis tiek gimininga siela turbūt. Tai lygiai nulį, apskrita nulį. Kaip čia kaip? Tai realiai iš tikrųjų savo veiklai, kaip pasakyti, mes finansavimo kažkokio pašalinio visiškai neturim. Tiesiog noriu padėkoti, turim savo Contribui rėmėjus, kai kuriuos ištikimus, kurie skiria kažkokią nedidelę dalį savo lėšų ar nepalaikydami idėją. Taip pat turime tą galimybę, kaip ir daugelis, paramą gauti per GPM, ar ne? Asociacija esam visiškai šviežia, tai nei tų rėmėjų, nei kažko dar labai daug neturim. Bet iš tikrųjų, kad ir nedidelė ta pagalba, bet jinai tikrai padeda. Nes tiesiog visą kitą darom absoliučiai savo laiko sąskaitą, savo pinigų sąskaitą, savų kūrų, savų, kitaip tariant, absoliučiai viskas iš savęs. Visuomenininko, kaip sakyt, Lietuvoje gyvenimas ir labai pažįstamas. Tai va, gerai, šitą dalyką paklausim. Taip, dabar pereikim prie pagrindinės temos, dabar, kuriem visiems tikrai rūpi. Tai, irgi, bet tiek tas velnio advokatas, šiandien nežinau, kodėl jis mane. Tai pirmas dalykas, kad tai yra, moksliškai nepagrįsta šitų. Nei pagavai paleisk, nei trofėjinių žvejyba, čia kažkoks tai, yra, nežinau, iš kažkur atėjęs dalykas ir aš to girdžiu ir taryboje girdžiu ir šitoj mėgėjų ir labai daug kur. Kaip su to moksliniu pagrindimu? Ir to pagavai paleisk ir su to trofėjų apsauga, nes trofėjų apsauga tokia, sakyčiau, labai švelnus variantas. Pagavai paleisk, nes leidžia žmonėms tikrai gaudyti žuvį, imti maistui, bet tam tikrą dalį vis tiek pasilikti, neišdusinti. Tai va būtent, iš tikrųjų ir dabar tas esantis siūlymas ir tikiuosi, kad jisai bus priimtas bent jau tokia apimtim, pradinė apimti buvo tiesa ir daugiau tų žuvų siūloma tenais atsižvelgti. Bet esmė tokia, kad tai yra tikrai geras kompromisinis variantas ir manau, kad čia yra esminis dalykas ir visiems tiem, kurie dabar viešoje erdvėje bando ištransliuoti tokį dalyką. Vien tik draudimai, kaip baisu. Bet turėtume suprasti šitą dalyką, kad tai visų pirma nėra kažkoks tai absoliutus draudimas žvejoti, tai netrukdo, nedraudžiam ar ne. Tiesiog tam tikras didelius egzempliorius turi. Kurių realiai dauguma mūsų turbūt, nežinau, tokia lydeka 800 somonų pagauni per sezoną 1-2. Taip, priklauso. Kartais ir nepagauni. Taip, tai tiesiog tą didelę žuvį tu jau nebevartosi maistui, o tiesiog įsiamžinsi, liks geros emocijos ir turi paleisti, ar ne? Bet tai neatimama teisė iš nieko, kas tikrai nes yra kažkokia dalis žvejų, ar ne, kurie nori savo laimikį parsinešti namo, suvalgyti, pasiruošti visą kitą valio. Yra tos, vadinkim, tam tikrose ribose žuvis, kurias tam galima imti ir daryti. Tiesiog mes su šituo projektu būtų saugomi, kaip pasakyti, didelės žuvis, geri reproduktoriai, turinti stiprią genetiką, kas tarp kitko irgi mokslininkai pripažįsta, kad čia įdomi tema, nerandu gero genetiko, bet čia taip pat girdžiu iš to, kad pakankamai sritis. Nes tiesiog aš galvoju žmogiškai šnekant, paprasčiausiai, žinot, jeigu ta žuvis prie šitų visų esamų sąlygų sugebėjo sulaukti to savo didelio amžiaus ir didelio dydžio, vadinkim, ar ne, tikriausiai jinai kažkaip tais gebėjo prisitaikyti prie sąlygų, gebėjo išvengti tam tikrų rizikų, pavojų. Masalus. Taip, atskirti masalus, taip. Na, aišku, dabar turbūt jai šiek tiek sunkiau, nes dar reikėtų mokėti išvengti ir tam tikrų naujų technologijų, kurios leidžia gaudyti pelaginę žuvį, ko anksčiau ar ne turbūt buvo išimtis labiau. Dabar tos technologijos tai leidžia daryti. Aišku, viskas tvarkoje yra su ta technologija gerose rankose, ar ne? Tačiau
kaip žinot, ta prasme, visokių žvejų yra ir tas dalykas, dėja, anksčiau tiesiog tą žuvį kažkur kybančią viduriniuose vandens sluoksniuose tikrai būdavo sunku surasti, dabar problemų kaip ir nėra. Tai dėl to šitas projektas gal taip išsiplėtėm yra naudingas, būtent žiūrint į priekį, kad nedaeiti iki to, kai bus per vėlu ir kai reikės totalinių draudimų, kuomet bus taip. Kokias lydekas gauti, nes tai gali būti, pažiūrėkit, vis mažėja, siaurinam tas ir nepadeda, mažėja tų plėšrūnų. Ir tikrai negali dabar versti kažkaip tai kalties verslininkam, kurių ten nėra. Gal ten šitose selivinėse ežeruose dar ten siaučia kažkiek, bet irgi jau jiem, kaip sakyti, paskutiniai metai ir kiek ten beliko tų nuomos sutarčių. Tai va būtent ir iš tikrųjų ir dabar netgi... Mes tikrai galim nueiti iki to, jeigu nieko nedarysim. Taip, nebejotinai. Aš net dėl to nebejoju, nes mokslininkai visi turbūt sutinka ir visi girdėjo, pripažįsta, kad su plėšrių žuvų ištekliais yra problema, ežeruose jų kiekis per mažas, dydis taip pat yra sumažėjęs. Tai tiesiog tai yra tokia viena iš priemonių, kuri gali stabdyti šitą blogėjimo tendenciją ir tikėtis, kad viskas atsistos į vėžes ir nereikės kažkokių didesnių ir blogesnių dalykų. Aš manau, gal ir tokio kultūrinės pusės. Kai yra žmonės privers gal pirmas į gyvenimą paleis žuvį. Tai yra pakankamai sudėtinga, pats kažkada, tai nežinau, prieš aišku, senai tas buvo. Paleidai, bet paskui pakeiti požiūrį pačią žvejybą, kai tu vieną paleidai kitą, nuplaukė ta žuvis, ta didesnė lydeka, žinai, galėjai prasitem parodyti, nuotrauką parodai. Bet tu žinai, kad kitas įk atvažiavęs, kad jinai ten yra. Tikriausiai yra, ta prasme, jeigu kažkas kiti nepagavo, nepaėmė. Smagiau gaudyti ir kažkaip pakeiti, pasidaro tos mėsos, ar ten kažkokios, dažnai net nemėsės, kažkokios šlovės, pasigėrimo. Nėra to poreikio, ta prasme. Net ir tos tokius užkietėjusius, gal negražu mėsininkus, bet sakykime, tokius žuvies mėgėjus, taip, bet kokia kaina. Tai jeigu taip kalbė, dabar vėlgi mes biškai pabėgom nuo temos, tai kaip su tom moksliškų nepagrindimu, kaip atrodo, kad čia žuvis tai pagavai paleisk, žinoma, čia tikrai mūsų ichtiologai. Nemaža dalis, bent jau viešai kalbėdami, nesižavi to pagavai paleisk. Taip, matai, čia yra daug niuansų ir turbūt bent jau pagavai paleisk temui tikrai gali kiekvienas pasiieškoti, yra pakankamai nemažai tyrimų atliktų užsienyje, ar ne? Jų taip pat galima rasti įvairų spektrą, su tuo procentu žuvų išgyvena ar neišgyvena kiek, ar ne, bet aš tai iš savo pusės pasakysiu labai paprastai. Jeigu aš paleidžiu pagautą savo žuvį, jinai turi bent jau kažkiek tai ten tų procentų, kad jinai išgyvens, ar ne. Jeigu aš tą žuvį paėmiau ir jinai liko pas mane ten valtyje, maiše ar kažkur, tai yra 0%. 100%, kad neišgyvens. Ta prasme, taip, 100%, kad neišgyvens. Tai, žodžiu, šitas dalykas yra taip pat. Toliau buvo turbūt irgi pakankamai toks juntamas viešoje erdvėje naratyvas, kad konkrečiai liečiant šlakius, tai jautrios žuvis, ar ne, migruojančios, čia didelės, labai nuvargina žvejėjas, ta prasme, jų pagavimas, paleidimas tarsi neturi jokios prasmės, jas reikia tik tai simti maisto arba iš vis negaudyti. Ir dabar turim turbūt nežinau kiek čia metus ar antrus, kada vyksta tam tikri žymėjimo darbai sugautų žuvų, būtent žvejų mėgėjų iniciatyva, ar ne tas daroma, žuvis pažymimos specialiai žymekliais, paleidžiamos į upę ir žodžiu, toliau žiūrima, kas bus. Tai jau šiai dienai yra žuvų, kurios pagautos 3 kartus. Tai klausimas, ar tikrai tas... pagautos, va, įdomu, šitas... Tai va būtent, tai lygiai taip pat, kaip bent jau turiu tą informaciją, ar ne, kuomet šlakys buvo pagautas neryje prieš nerštą kažkur kylant, ar ne, žvejo mėgėjo pažymėtas, vėliau tas pats šlakys ichtiologų jau buvo pagautas nerštiniam upelyje, ta prasme su to pačiu tagu, kas rodė, kad jisai kaip ir kyla toliau, tai nėra, kad tu tą žuvį pagavai ir viskas ten ritasi žemyn upę, kaip anksčiau buvo kalbėta ar panašiai. Lygiai taip pat su lašišom, kurios bent jau kiek irgi žinau buvo pagauta rudenį kylanti, vėliau pavasarį besileidžianti jau išneršusi žuvis, tai tie dalykai rodo, kad tos žuvis gyvena, kad tos žuvis išgyvena ir ne veltui turbūt ir užsienyje labai daug yra tos praktikos pagavai paleist. Stiprėjant yra tas tokia tendencija ir to labiausiai įsivyščiusios ir tokiuose, man atrodo, tikrai taip. Kraštuose, kurių daugiausiai atvažiuoja, geriausia situacija yra su žuvim ir kur važiuojam žvejoti iš visos Europos. Airijai tokia pavyzdys, aš daug sykių tą minėjau, gal nesikartosiu, tai yra turbūt griežčiausi, ta prasme, įstatymai ir daugiausiai turistų surenkanti šalis Europoje. Švedija paimtų, minėjai pats ir šitas Slovenija, negi tokiuose, sakyčiau, 3 pasaulio šalyse, tam kaip Belizas, kaip kažkas, tai kur ten net kalbos nėra apie tai, kad ten pjauti viską labiau trofėjus. Tai
Jie tiesiog supranta, kad tai yra vertė, tai yra turtas ir kad žuvies vertė apskritai yra ne jos išraiškoje kilogramais kaip mėsa, ar ne, nes tada jinai tikrai bus labai maža vertė. Bet jeigu pasižiūrėtume į tą pastangą, kiek žvejys mėgėjas įdeda savęs, kiek skiria lėšų, kiek kuro apgyvendinimo įrankių viso kito, ar ne, ta prasme, tam tikrų kitų paslaugų, tai ta pridėtinė vertė tos žuvies likusios vandens telkiny yra nepalyginamai didesnė. Ir kalbu, čia tikrai jau ta diskusija senai praeita ir tuo pagrindu pavyko išrūkyti verslinę žvejybą iš vidaus vandenų ir panašu, kad jau ir Kuršių marių yra. Jeigu labai kažkas nebus atšaukta, tai manau, kad turbūt sulauksim pakankamai greitos dienos. Nu, tikėkime, čia jau. Tikrai tikėkime, būtų gerai. Gerai, nu ką dabar, tai tada vėlgi aš paklausiau, tai mažai šalių tą daro, čia mes dabar esam tokie radikalai, kad čia valstybiniu mastu, girdžiu tą argumentą iš teologų, kad valstybiniu mastu yra vis tiek ten skandinavai, kur bet yra tam tikram vandens telkiniam, ar ten savivaldybės įsiveda savo ar viską, bet tokiu bendru mastu būsim ten vos net pirmieji mohikanai, kurie čia padarysim, kad čia didelę žuvis paleidinėsim. Nu, aš aišku neturiu statistikos, gal pas patį daugiau yra, bet aš taip drįsčiau abejoti kitai. Aš tai šitoje vietoje šiek tiek siūlyčiau apskritai būti drąsesniem ir bendrai žiūrint visą tendenciją ir kaip viskas vystosi Lietuvoje, ar ne, tikrai mano galva labai dideliais žingsniais visame kame einam į priekį. Esam išsivyščiusi šalis ir ta prasme tikrai tas juntama visame kame. Todėl aš raginčiau nepabijot kai kuriuose vietose ir būti šiek tiek inovatoriais. Ir iš tikrųjų, ta prasme, ne vien tik tai žiūrėti, kad kažkur kažkas jau tai padarė, jau praėjo kažkiek tai laiko, ten tikrai pasitikrinam 100% veikia ar ne ir darom. Ta prasme, kai kuriuo atveju aš siūlyčiau galbūt žiūrėti inovatoriškai ir nebijoti tam tikrų sprendimų, kurie bet kokiu atveju tikrai nepablogins situaciją. Man irgi taip atrodo. Ta prasme, tiesiog blogiau nebus. Ir pagal tai, ta prasme, žiūrėti toliau, kaip elgtis, ar plėsti tą sąrašą, ar ne, ar galbūt kaip tik tada daugiau žuvų rūšių įtraukti ir saugoti. Galbūt paaiškės, kad tai neduoda norimo efekto. Galbūt reikalingos kitos daug žuvies, kad nėra prasmės saugot. Gal jau taip tiek daug bus irgi parodys. Šalutinis efektas, dar yra dalykas, tai yra toksai dalykas, kad bus daugiau didesnių plėšrūnų, išsikreips ekosistema ir prasidės kažkokie negrįžtami procesai. Nu, tą aš girdžiu frazėm naudojama irgi. Nuskambėjo ir tarybų, ir dar kažkaip taip viešoje erdvėje, bet taip truputį mistiškai įdomu būtų pamatyti modelį, kaip čia viskas įsikreips ir kaip čia ta apokalipsė dabar prasidės. Nes aš vis laukiu, irgi dėja iš garbių ichtiologų, dar anos kartos, kai kurių gal jau nebėra gyvųjų tarpe, tai neminėsiu nei pavardžių, tebūnie, bet visi esam girdėję teoriją, iš 15-20 metų, kad uždarysim pramoninę žvejybą ir dabar viskas. Man rimtų veidų žmogus pasako, profesorius, kad pradės stipti karšiai dugne. Pūti, dumblėti, kad jų neišgaudys. Ir, žodžiu, vanduo drumsis, kokybė gerės, prasidės lygos, pradės epidemijos, taip toliau ir panašiai. Ir kad šiandien vos netokių precedentų yra. Seliavų žvejyba, tą patį girdėjom dalyką, kaip neišgaudytos seliavos, trumpamžės žuvis, jis dviesti, kauptis dugne ir turėsim savo tos seliavinius ežerus uždumblėjusius. Nu ir kaip uždarėm, bet neprasideda apokalipsė. Taip pat būtent aš tai... Ir tai tokį kelią, tokių gal, ką žinau, tam tikrų klausimų ir, tai nepyksta mokslininkai, bet kai kurios dalykus tikrai taip, kažkaip keistai atrodo, pradedi rezervuotai durėti ir tą šleifą tokį duoda. Ir tikiu, kad tikrai nuostabų žmonės, daugumą jų pažįstu ir savo reikalų specialistai ir viską, bet tai, tokia kažkokia taip vis tiek abejonė įveda kažkuriais dalykais. Tai čia galbūt yra dar vienas toks niuansas, kad šiaip juntamas visoje šitoj erdvėj tas požiūris į vandens telkinius kaip į tokius, ūkinius, komercinius, vadinkim, prūdus, kuomet tikslas yra toks, kad žuvis užaugtų, išnerštų, tada jinai pasiekia produkcinį dydį, tada mes ją išimam, jai augti didesniai nereikia ir vėl auga nauja karta ir tiesiog, bet šitie dalykai jie nėra tinkami ir neveikia, jeigu žiūrim į, ta prasme, į vandens telkinius kaip į ekosistemą ir kaip į, ta prasme, gamtinį dalyką. Būtent šitoj vietoj labai norėtųsi atskirti ūkinį požiūrį nuo gamtinio požiūrio. Ar ne? Ir ūkiniam požiūrėje tikrai vyrauja dar tas dalykas žuvinimas. Ką dabar... Tai būtų kitas klausimas, bet gerai. Dabar jo, galbūt jeigu peršokau, atsiprašau, bet tiesiog esmė yra tokia, kad labai visi akcentuoja tai, kad gal geriau mes čia nieko neribokim, nieko nedrauskim, tiesiog daug žuvinkim, daug skirkim.
Bet šitoj vietoje yra keli aspektai, tikrai, kurie yra neigiami, nes visų pirma, žuvinimas, jisai kaip priemonė turėtų būti taikomas tada, kada yra kritinė padėtis, kada jokios kitos priemonės nebeveikia ir kada tiesiog tam tikrą žuvų rūšį ar populiaciją reikia atkurti būtent dirbtinio veisimo pagalba. Žuvinant plus, tai yra brangus malonumas, tikrai visi tą supranta ir tie pinigai iš kur keliauja, taip pat keliauja tiek iš žvejų. Gerai, gal pradėkim konkrečiai, čia atsakysiu, čia labai aptakiais kalbam, kiek gal šitą, žinai, kiek skiriama į žuvinį? Grubiai tai yra kažkas tai apie milijonas viršaus berods per metus. Milijonas, kažkur aš irgi buvau užkliuvęs, 1,1 tūkstančių, nu kažkur. Taip, kažkas tokio ten priklauso vėlgi nuo metų. Tai gal tokį reikia laikas turbūt paneigti mitą, kad už mūsų pinigus mes tiek sumokam daug už leidimus, kad valdžia ne tai, kad, kaip sakyt, mažai žuvina, ta prasme, ir mūsų tos pinigus ten kažkam išnaudoja. Tai galiu pasakyti, kiek berods už, nu čia nauji dabar leidimai keitėsi, už praeitus metus apie 1,5 milijono surinkom. Taip. Už leidimus. Tai už tos 1,5 milijono tai ne tik žuvinimas yra. Tai slipus darė, ta prasme, nusileidimus valčių, tai yra gamtos apsauga, tai yra tyrimai, važiuoja visą tai už visus tos pinigus ir man atrodo krūvo kitų eilučių, bet ten neatsimenu tiksliai. Taip, tai būtent esmė tokia, kad tas ir yra pasakyta, kad iš tikrųjų, kad ir kaip mes čia norėtume save sureikšminti ir sakyti, kad to iš mūsų tiek surenkama pinigų, iš tikrųjų tų pinigų nėra tiek surenkama, kiek į šitą sferą dedam. Todėl... Meškės mūsų tą žuvinimą, ta prasme, moka ne tik, kad mes nemokam leidimo, bet kažkokia, nežinau, ten verslas, ten, nežinau, žmonės dirbantis ten sumama, viską sumoka už tai, kad mes turėtume ką gaudyti. Žuvinimas tas, kas dabar yra. Tai apie didesnį žuvinimą, nu, automatiškai didesnės išlaidos. Taip, ir kitas dalykas, sakau, kad ir išlaidos didesnės, ir dėl tų pačių visų žuvų su defektais galimybių ar ne genetinių reikalų, lygų, užnešimo. Taip pat tos pačios žuvinimo visos normos gerai, jeigu viskas ten protingai paskaičiuojama, viskas pataikoma, valio. Bet kaip ir pradėjome iš toliau, ar ne, kur čia ta didžioji grėsmė, kad čia tų kažkokių žuvų didelių prisiveisijos, kažką išės, kažkas nutiks. Čia įdomiausia, man dalis, aš visada taip irgi bandau čia rasti. Aš galvoju, kad ta grėsmė ir tų žmonių baimės, kurie tą dalyką kelia, yra labiau pagristos vadovaujantis nuosavo vandens telkinuko, kažkokio tai prūdo tvenkinuko ar ne praktika, kur tiesiog buvo nepamatuotai leista plėšrūnų, tarkim, ar tai šamų, ar tai lydeko, ar tai kažko, ir jos pradėjo, ta prasme, ėsti tas kitas žuvis, ir žmogus susidūrė su tuo, kad pas jį nebeliko, tarkim, taikios žuvies, liko tik tais kažkokie dideli šamai. Bet tas dalykas galioja būtent prie tam tikrų sąlygų, tai yra būtent mažas telkinys, per didelis kiekis žuvies ir įleidimas tos žuvies. Mes šiuo atveju kalbam ne apie tai, kad prižuvinkim nežmoniškais kiekiais žuvies ir jai leiskim ten užaugti ir viską kažkam išiest, ar ne, nors ir tai natūraliai turbūt susireguliuotų. Mes dabar kalbam apie tą dalyką, kad tiesiog pasaugokim natūralius reproduktorius ir leiskim tiem telkiniam be kažkokio didelio įsikišimo ir be kažkokių didelių mūsų papildomų investicijų gyventi. Bet su to genetinė, aišku, čia reiktų ir mokslinio pagrindimo, bet visi žinom tokią istoriją, žinai, kad čia moksliškai dalykas galiu tikrai pagrįstas, mačiau, kad žiobris atėjęs į Lietuvos pusę vidutiniškai sveria berods 280 gramų. Iš Baltijos atplaukęs. Latvijos urvės atplaukęs sveria 490 gramų. Paradoksas, ta pati jūra, tas pats žiobris, tą patį gali, kas mušo į Nemunėlį, gaudo į Latviją, važiuoja, pasakys, kokie yra žiobrių standartai. Kaip čia yra per stebuklas. Ir tas stebuklas, kurį, senai visiems aiškus, bet, kaip sakyti, ir tie patys paprastai irgi ichtiologai taip pasišypso toje vietoje, gal netikrint, kad tai yra Kuršių mariose tinklo akis karšiai. Kuris pralindo, tas išgyveno. Kuris įstrigo, tam šakės. Ir per daug metų susidarė selekcija nykštukinių žiobrių. Tai ir nevyksta tas pats, pavyzdžiui, man taip iš tokios logikos, kad mes leidžiam žuviai ten užaugti iki 45-50 cm ir paskui ją taip šnaikė galim kiek pagauti. Ir ta prasme, tų didelių žuvų nedaug užauga ir tas pats genofondo prasme ir tas žuvų augimas irgi. Maži individai populiacijų išgyvena. Čia yra, tebūnie sąmokslo teorija. Ta prasme, nežinau, čia reiktų tikrai su genetikais kalbėti ir jeigu bus galimybė, mielai pasikviesiu ir padarysiu, jeigu tik tai rasiu su kuo. Tai va, čia vėl, kaip sakyt, permašiau trupučiuką. Apie tai, kad jeigu nieko nedarytume, ta prasme, tarsi yra toks ir geras posakis, jeigu ten neįsitikinęs gerų draudimų, geriau nieko nedaryt, tai jis ir turi išminties kartais tikrai. Bet šitoje vietoje, matau, kad ateina naujas faktorius, jis yra atėjęs, jau kelinti metai, tai yra laipskenai. Optikai echolotai, kurie leidžia tikslingai sumedžioti žuvį ir
papuolęs į, kaip sakyti, blogas rankas ir žmogus, kuris išmokti jau gaudyti reikia. Jūs tikrai gali du žmonės, žvejojantis 2 ekipažai, tokį vidutinio dydžio ežeriuką nudrožti praktiškai pilnai. Nu, LiveScanas, aišku, ta prasme negarantuoja, kad ta žuvis tau užkibs, ar ne? Garantuoja, kaip reikia mokėti naudotis. Ačiū Dievui, kad taip yra, nes ten reikia daug darbo įdėti. Tau suteikia galimybę visą laiką žvejoti ant to žuvis. Tiesiog surasti ir gaudyti tikslingai. Tai va tai vietoje ir, kalbėjom irgi tarybai uždėta, tai pirmą atlikim tyrimus nacionalinius, kurie truks 5 metus, tada metus darysim išvadas ir po 6 metų mums pasakys tyrėjai, kad gal visgi LiveScanas negerai, gal reikėtų tos trofėjus saugoti. Tiesiog bus per vėlų. Bus per vėlų, viskas. Žuvų jau nebeturėsim. Kol jis atauks, ešerys, primenu, kad ten kilogramų nuo 15 iki 20 metų, jeigu nedaugiau, išgaudėsim, ten lauksim ilgai. Tai tas toks irgi gal buvo, galima sakyčiau, kažkiek laukti dar. Visuomenė subręstų, čia tam draudimui, ruošti dirbą, ką darėm. Bet čia pagreitina procesus tiesiog šitoj vietoj, kad reikia veikti arba prarasim tai. Tai taip, iš tikrųjų, kur yra dar vienas dalykas pas mus. Tikrai žvejų bendruomenė šviesėja. Vienareikšmiškai einam gerą linkmę. Bet visa tai vyksta tikrai pakankamai lėtai ir inertiškai. O šitie būtent pokyčiai, naujos technologijos, kiti aspektai, ta prasme, be viso ko prisiminkim, kad mes turim ne tik žvejų mėgėjų spaudimą vandens telkiniam ar ne, bet egzistuoja ir ta pati klimato kaita, krūva kitų vandens taršos aspektai ir visi kiti. Ir visa tai veikia tas žuvis, ar ne? Tai tiesiog tas mūsų vieno kažkokio bent jau faktorių susilpinimas, jis vis tiek duoda naudą bet kokiu atveju. Dar toks irgi, aišku, populiarus dalykas, gal daug kas sakom, kodėl mes dabar žvejai turim mokėti. Tai pasai dabar ta kaina, pasisakytos galimybės tą 5 kg ten starkį suvalgyti ar lydeką 8 kg. Kad čia dabar viskas ant mūsų draudimo, tai kodėl nesaugo ta prasme, čia viskas, jeigu gerai saugotume, nereiktų tų draudimų. Jeigu dar kažkas, Kodėl mes dabar turim čia aukotis, kad valstybė ten nestato pakankamai inspektorių ir to nesaugom. Dabar mes turim kentėti. Klausimas toks. Todėl, kad gal tiesiog apskritai, norint kažkokių pokyčių visą laiką reikėtų pradėti nuo savęs, ar ne? Ir nereikia tikėtis naiviai, kad kažkas ateis ir padarys ir visa kita. Jeigu taip jau žiūrint labai filosofiškai, ar ne, tai kas yra ta valstybė? Tai irgi tai esam mes, ar ne? Tai natūralu, kad turim kažkokį tikslą pasiekti geresnius rezultatus su žuvimis mūsų vandenyse arba bent jau, kad sustotų blogos tendencijos, ar ne, plėšrūnų mažėjimas, kiekio mažėjimas ir visi kiti dalykai, tai turime susimti. Man tai toks klausimas, valstybė, kas yra valstybė, bet sakykim, žmonės, kurie su žvejyba nieko bendro. Ir kas, jam yra krūva didelių problemų, nebus ten tų lydekų pas mus, jūs starkius išdubat, ir kas tos? O jeigu nebus mes, tai tikrai nukentėsim, arba bus totalus draudimas ir negalėsim to gaudyti. Nes mes labiausiai ir esam suinteresuoti išsaugoti. Ne kažkokie ten valdininkai, prezidentas, vyriausybė ar ten, nežinau, kažkas ta valdžia turi, kurie ateina už mus, viską turi sutvarkyti. O mes jau tada ramiai žvejosim ir keiksim to prasme, kad per mažai. Tai ir dar kalbant iš tikrųjų apie tą kontrolės buvimą, nebuvimą, čia irgi labai opi tema, ar ne? Čia opi tema, tikrai. Iš tikrųjų, turbūt, nežinau, nėra greičiausiai mano galva nei vienos Europos, bent jau šalies, kurioje ta kontrolė būtų labai stipri ar kažkokia labai ypatinga. Ne, tiesiog natūraliai daugelį vietų dėja, bet aplinkosauga yra kažkur tais biudžeto eilučių apačiose, ar ne? Ir kol kas tam dėmesio nesugeba valstybės skirti didelio. Tai kai kur veikia tiesiog ta ilgametė žvejybinė kultūra, ar ne? Galbūt, bet jie neturėjo sovietmečio, kitų dalykų. Aš manau, kad ta kultūra irgi lygioje vietoje neatsirado, sakykime, Anglijoje irgi, kur garsėja gan radikaliais šitų šūkiam apsaugom. Iš tikrųjų, ten už vagystės ir brakonierystės tiesioginė to žodžio kapoja rankas. Daug šimtų metų feodalinė valstybė vandenis priklausė, turėjo savininkus ir ten negalėdavo lyską žvejoti ir dabar yra paveldėta viskas ten privatu, paieškoti kažkur pagaudyti, ten yra sudėtinga. Tai, kapoja, tai atėjo pas mus, nėra, nebuvo tos tokios. Jeigu gali paimti iš gamtos, tai tu ir imti, tai tu kietas, jeigu tu sugebėjai paimti. Tai dabar mentalitetas nesikeičia taip gerai. Aš savo atsimenu irgi nuo 4 metų žvejoju, tai buvo labai šaunu, pavyzdžiui. Aš bulvinį maišą karšių iš Birštono ar Žemupio, tai buvo, tai buvo kietas, ten nesvarbu, nėra kur dėdam kaimynam išdalinsi, ten kažkokius konservus ten darydavo. Dabar jau taip, kažkaip taip, važiuoja tie maišai, beje, irgi gaudoma viskas, bet jau taip, bent jau kažkur tai nelabai dalinasi taip Facebook'us.
Bet tai va čia, galbūt tas dalykas svarbus yra ir toks, kaip, vadinkim, nežinau, kaip tai vardinti, ar savikontrolė, ar kuomet patys žvejai, ar ne, arba savo pavyzdžių, arba tiesiog savo buvimu ir kažkokią pastabą įtakoja, daro įtaką kitiems žvejam aplink. Jeigu tam tikros taisyklės yra nustatytos bendros ir mes nutarėm jų visi laikytis, tai natūralu, kad žvejys, kuris laikosi tų taisyklių, elgiasi teisingai ir sąžiningai, matydamas, kad kažkur greta jo vyksta kažkaip kitaip, jisai sudrausmins tą žmogų. Tikėtina paprotins, pasakys, kad tu taip nedaryk ir panašiai. Plius kitas dalykas, kas yra labai socialiniuose tinkluose juntama, kad anksčiau būdavo labai plačiai ir visur toleruojamos įvairios, tiek nestetiškos žuvų nuotraukos su žiaunomis krauju ir kitais dalykais, tiek su perlenktais kiekiais per dideliais, tiek su nelegaliom žuvim. Tai buvo kažkuriuo metu vos ne šiek tiek tapę tokią normą. Bet tas labai stipriai pradėjo keistis ir dabar tikrai kai kuriuose grupėse ir tarp sąmoningų žvejų tiesiog jau negali dėti bet kokios nuotraukos ar kažkaip kitaip. Ir kur aš link lenkiu, kad tas pats taisyklių pagriežtinimas šiuo atveju sukuria tokį šiek tiek kultūrą kilstelną ir žvejai veikdami vieni kitus sąmoningėja. Beveik, pavyzdžiui, dabar. Ir tam nereikia būtent inspektoriaus ant kiekvieno kampo, apie ką kalba, kad čia jei nebus kontrolės neveiks. Veiks, galbūt ne tiek efektyviai kaip su inspektoriumi ant kiekvieno kampo, bet vis tiek veiks. Bet to vis tiek daugėja ir techninių priemonių, ir kamerų, ir kažko to, ir ta prasme toks. Aš manau, gal tokia reiktų pasakyti mano iliuzija, kad artimiausius metus, dešimtmetį kažkiek tikrai nebus pinigų ir gamtosauga bus ten, nežinau, net ir pirmam dešimtukė. Už lango griaudi patrankos tankai, gal po kelių metų patys sėdėsim apkasuose ir valstybės dėmesys tam bus ir dabar yra proga kažką gero taip priimti ir palaikyti, nes po to tikrai bus mūsų visi reikalai, švelniai tariant, neįdomus. Tai manau, kad iliuzija, kad staiga atsiras daug pinigų, prisamdysim inspektorių, išmokysim juos dirbti, pakelsim atlyginimus, kad jie apsimokėtų jam dirbti. Būna stebuklų, yra buvę. Kaip sakyt, tas yra buvę prie Mazuronio trumpas dalykas, gal ten daug kas prieškai, bet tuo metu veikia. Ten 10 kartų baudos kontrolė, tai buvo toks tikrai stebuklas, kurį atsimena daug kas. Geruoju ir blogoju mini, bet vis tiek tai yra. Bet, stebuklai turi savybę nesikartoti, arba labai retas atvejis. Daug dieve, gal dabar, jeigu neklystu, tai lygtais vėlgi yra teiktas projektas baudų didinimui, nes jos daug metų buvo dabar nebedidintos ir būtent kalbu ne apie žalą gamtai, ar ne, bet apie baudas. Tai baudos, man atrodo, nusimato, kad padidės, galbūt tai šiek tiek veiks atgrasančiai. Bet, aišku, dar, sakau, kontrolė žmonių, aš abejoju, ar padidės. Nebent tai visuomenininkai patys pradėtume daryti. Ten tie patys kokie lašišos dienoraštis su lašišom, gal nežinau, koks atsiras ten lydekos dienoraštis ar nežinau, ten dar kažkas tai, bet irgi, kažkas tai iš mūsų tarpo, kam tas rūpės tą darys. Tai iliuzijų nereikia daug turėti, kad čia kažkaip dabar mes galim ramiai gaudyti, visus atšaukti apribojimus, žuvinsim ir saugosim. Tiesiog tai elementariai per brangu būtų mums iš tikrųjų šitoje situacijoje, norint, kad viską kompensuoti žuvinimu. Taip nesidaro tiesiog. Tas, kaip sakyti, efektyvumas, paskutinėje laidoje čia kažkaip tai paleido aš su to šeriu, su Kęstučiu, senu bičiuliu, mano ichtiologu, ten apie šeriu tuo, kad tas paleidimas, tikrai ta žuvis ten, nežinau, 10% išgyvena. Tai čia gal su šeriais, ta prasme, jis tokį dalyką, jis turėjo savo šaltinių ir, ta prasme, šį tikrai gerbiu kaip mokslininkai ir, čia deklisijonuot, kad jis čia kažkaip tai diletantas ar kur žmogus 20 metų, bet, su kitom žuvim ir tie procentai netokie maži to išgyvena. Tai turi prasme, aš manau, tai toj vietoj. Aš net nebejoju. Bet kuriuo atveju, jeigu taip paimkit, jeigu norit gero pavyzdžio, dabar yra nemažai privačių vandens telkinių. Ne privačių, bet išnuomotų, ten tų limituotų. Tai kaip taisyklė, arba pilnas būna pagavai paleisk, arba labai apribota trofėjus, nes žmonės, savininkai, kurie daro verslą, tai paskaičiuoja kokį duoda efektą. Ir jeigu būtų kitaip, tai tam būtų liberalūs įstatymai, norėtum nešti ant žuvį, kiek tik tai nori. Bet taip nėra. Tai tie patys serija traut čempionatai vykstantis ar ne irgi įrodo, kad tai veikia, ta prasme, ta žuvis išgyvena. Kuri pati jautriausia žuvis, kurią aš nežinau, ten turbūt pagaunama po N kartų ten tose pačiuose, kažkaip žūsta. Jų iš tikrųjų žūsta, kalbės su savininkais, kažkokia dalis žūsta, bet dažniausiai kažkoks išorinis pažeidimas būna dažnai, jeigu ten ypač kur draudžia visokiais šitais švituokliam gaudyti žiemą ir taip toliau, kad ir dar.
Bet šitoj vietoj, Iš tikrųjų, turbūt dar labai svarbu paminėti tam efektyvumui pagavai paleisk yra pačio žvejo elgesys su žuvim. Be abejo, kultūra. Šitą kultūrą būtent ir tai reikia po truputį kelti Lietuvoje, nes yra dalis, kurie labai tai žiūri rimtai, ar ne, ir daro tai labai teisingai, sakykim. Dalis yra, kurie galbūt tik tai pradeda to mokytis, kai kurie galbūt pradeda to mokytis būtent per kažkokius tai draudimus, priverstinius dalykus, kitu atveju jie to nedarytų. Tai labai svarbu iš tikrųjų pasistengti, nepatingėti tą, kuris galbūt daro kažką ne taip, paprotinti ir truputį pamokyti, nebūtinai piktai kitą kartą, tiesiog galbūt žmogus nežino kažko. Ir kuo mažiau ta žuvis bus voliojama ant kranto, kuo mažiau bus trinamas nuo jos smėlis valomas pirštiniam arba rankom ar panašus dalykai, tuo tas jos išgyvenamumas bus didesnis. Ir čia kalbant turbūt apie visas praktiškai žuvis. Kultūra daug duoda ir jeigu paleidinėjai žuvį, tai automatiškai tau arba esi priverstas taisyklių paleisti. Koks tu bebūtum, tau kyla klausimas, noras, jeigu tu paleidai, kad bent ta žuvis gyventų. Tai tas irgi keis gal kažkiek įpročius iš to, kad tu pagalvosi. Ten, aišku, irgi tas slidus klausimas apie ešerių gaudymą giliuose, jis nėra vienareikšmiškas, sakykime, kiek tų metrų riba. Nuomonės skirtingos, tikiuosi, kad pavyks daugiau informacijos būt, bet, iš kitos pusės, gal negaudyk tu tą ešerą tose 25-20 metrų. Jeigu gali, nes tu neišgyventi, jeigu tau ir ten, ta prasme, tu turėsi trofėjai paleisti, gaudyk tu gal 10-15. Tai taip, tai iš tikrųjų pasirinkti vietą, galų gale, vėlgi tai yra žvejo sprendimas. Iš tų gilių ateis vasara, ateis ten pavasaris, kils ešeriai medžioti, ta prasme, bus vėl pagaunami daugiau žuvies. Lygiai taip pat yra ir tie atviri galbūt dar, sakykime, klausimai, tai būtent nuorinimo tų dekompresijos adatų naudojimas. Užsienyje, kiek teko matyti, tas lyg ir plačiau taikoma tam tikrom žuvim ir kiek, jeigu tikėti iš tos viešai prieinamos informacijos, kad tai kaip yra veiksminga, tačiau būtent dėl tyrimų šitoje vietoje, nežinau, galbūt reikėtų pasiieškoti, pasidomėti, ar kažkas yra nuveikta, bet gali būti, kad tai yra tam tikra išeitis, iš tikrųjų gaudant netgi ir iš tų didelių gylių. Galbūt tai iš tikrųjų skamba įsidomi paprastam žmogui dabar iš kokio, žinai, taip provincijos klauso, kažkokia adata, ten kažkokia žuvį, ką jūs čia šnekat, čia tai visiškai, kaip sakyt, pačiuožia, bet... Na tai tiesiog yra galbūt vienas iš variantų, ar ne, ir kai kurie sportininkai, žinau, šitos dalykus po biškai praktikuoja, žiūri, tai tikėtina, kad kažkuria apimtim tas gali ateiti. Buvo galima, ten buvo siūlymai tarimai, ešerių mažėja masiškai, nepaslaptis dėl ko. Ir ten kažkokie kiekiai, ten kilogramus ribotai, kažkur mažesnių negaudyti, didesnių, ir ta prasme 15 vienetų, ir ten dar kažkiek vienetų. Tai čia, sakyčiau, toks mažiausiai paprastus žvejus liečiantis buvo kompromisas paimtas šitam siūlyme, tas virš puskilio ešerį, nedažnai tu pagauni, dažniausiai gal yra tam tikri telkiniai, kur dažniau papuola. Bet, žinau tokių, kur ten turbūt gyvenime ten nepagausi tokio. Ir tu gali gaudyti tų mažesnių ešerių, jeigu tau tikrai jų labai reikia. Tai iš tikrųjų dar labai verta paminėti šitą dalyką, kad apskritai kaip visas šitas rutuliojasi dalykas, didelių žuvų apsaugos klausimas ir visa kita. Prieš patenkant į mėgėjų žvejų tarybą, prieš einant į galutinę stadiją viso šito, vyko daugybė pasitarimų, kuriuose dalyvavo mokslininkai, tikrai žinomi Lietuvos žvejai, aplinkos ministerijos atstovai, visuomenininkai ir ta prasme buvo diskusijos netgi kiekvienai konkrečiai žuvies rūšiai, kur buvo aptarti jų dydžiai, variantai, galimybės, mokslininkai pasidalino savo įžvalgom, ar ne, ir būtent tas, ką mes kalbam, ar ne, kad ešerys nuo 30, o ne ten 15 vienetų, ar ne ten minimali kažkokia ešerio riba, kas irgi buvo siūloma, tai buvo grinai priimta atsižvelgiant į daugelio pastabas. Iš tikrųjų, buvo gera labai konferencija. Tikrai, man rodos, 2 konferencijos netgi buvo ten kažkiek ar viena dabar bijau pasakyti. Viena konferencija Seime, tai buvo ta pati vadinkim įžanginė, ar ne, ir toliau vyko tas darbas frakcijose. Buvo ir iš tikrųjų dabar, kas labai ten kažkokie skeptikai, kur jūs tada buvote, kažkaip noro dalyvaujančių buvo nemažai ir mokslininkus turėjom ir iš Australijos biuros ir dar iš kur ta dalinosi gera patirtim šito dalyko ir tiesiog aktyviau dalyvaukit patarimas iš to ir gal mažiau klausimų kils. Taip. Gal dar kažkokių geresnių sprendimų rasim, dar pasiūlysit iš tavo pusės. Tai yra labai geras tas toks pasakymas, kritikuoji, siūlyk. Taip, čia tai yra visiems tas siūlyk. Nes tik kritikuoti tai dažniausiai niekur neveda. Ir turbūt dar pabaigai laidos pasakyti, kad gal įdėsim
nuorodas, jeigu atsiųsit, tai yra tų tyrimų visokių, kas buvo, tai konferencijos medžiagos yra apie išgenamumą ir iš tos austės, ko pavardą užmiršau. Audzionytės, jo. Tyrimo duomenys, kad tikrai, negali sakyti, kad visi mokslininkai ten yra prieš šitą dalyką. Kad yra įvairių nuomonių ir yra gal galia Lietuvoje tyrimai nedaryti ir tų įvairių praktikų yra. Ir ką palinkėčiau, jeigu darysit konferenciją dar, gal pavyktų pasikviesti iš tų kraštų, kur tai sėkmingai vyksta, kažkokį autoritetą mokslininką ir, kad pasidalintų patirtim, kaip tai vyksta. Nes jeigu žmonės daro ir tai daug metų ir džiaugiasi ir kažkaip geri rezultatai, matyta patirtis nebloga, ne iš kvailumo taip daro. Tikrai taip, aš manau, kad ta geroji praktika būtent iš kažkur atvežta ir ištransliuota čia vietoje, manau, tikrai prisidėtų, padėtų. Taip, palinkėt norisi jums tiesiog stiprybės, gal ir paramos žmonių, kad galbūt tai kainuoja kažkokią tą atsivežtą gerą praktiką ir kažkokius tai irgi kitokią nuomonę iš kitur, bet jos reikia. Tikrai taip. Tai tiesiog stiprybės šitoj veikloj. Ačiū. Ir susitiksim prie vandens.